Nepaprastas draugas. Aplankykite zoologijos sodą. Cirkas. Po vasaros atostogų taip sunku sėdėti suole. Ankšta, nepatogu. Ir negali sulaukti skambučio. Gal jis per vasarą sugedo ir pamoka niekada nesibaigs? Бочаровой. Бочаровой. Aleksėjau Бочаровой. Ką? Apie ką galvoji? Apie raganosį. Na tai pasakok apie raganosį. Ką jis gali papasakoti, jei apie tą žvėrį nesimokė mokykloje ir dar niekada nematė? Raganosis vietoj nosies turi ragą. Jis buvo įsitikinęs, kad atsakė teisingai. Bet mokytoja kažkodėl palingavo galvą. Ne, raganosis turi ir nosį, ir ragą, o kartais net 2 ragus. Taip, Taip, raganosis didelis ir stiprus žvėris. Bet jis gali ir šuns įsigąsti. Užtat raganosis gali pulti tanką. Raganosis turi draugą. Jis gina jį nuo baisių priešų. Nuo dėlių ir moskitų. O kas jo draugas? Dramblys? Ne dramblys. Tai gal tigras? Visai ne tigras. Tai kas gina raganosį? Biufagas. Paukščiukas biufagas. Paukščiukas biufagas. Gerai, kad raganosis turi draugą, galvojo berniukas. Jei sutikčiau raganosį, tai pakasyčiau jam pausį. Valentina Vasiljevna, o kokios raganosio ausys? Ausys? Neprisimenu. Visai neprisimenu. Tu nueik į zoologijos sodą ir pažiūrėk, kokios raganosio ausys.
gyvena tas raganosis? Gal jis atsidarė narvą ir išėjo ir vaikštinėja savo tramvajaus bėgiais? Afrikos raganosis nosiukas erzinti ir maitinti žvėris draudžiama. Argi erzinti ir maitinti tas pats? Nosyti. Nosiuk! Ko nori? Pamatyti raganosį. Raganosis serga. Taip. Argi raganosiai serga? Visi serga. O kur jo draugas Bifagas? Bifagas? Taip. Čia tokios rūšės nėra. Tai ne rūšis, o paukštis. Jis gina raganosį nuo dėlių ir moskitų. Čia nėra dėlių ir moskitų. Jo draugo paukščiuko Bifago zoologijos sode nėra. Jis neturi draugo. O tu, ar ne jo draugas? Aš. Juk žvėreliai ir paukščiukai tai vaikų draugai geri. Jų vieni virš stogo sukas, striksi šalimais kiti. Aplankykit raganosį, jam vienam labai ilgų. Jūs atėję sužinosit, kaip reikėjo jam draugų. Aplankykit raganosį, jam vienam labai ilgų. Jūs atėję sužinosit, kaip reikėjo jam draugų. Liūdi vienas raganosis, laukia su viltim draugų. Padraugauk ir sužinosi, kad su juo tikrai smagu. Padraugauk ir sužinosi, kad su juo tikrai smagu. Berniukas ir raganosis žiūrėjo vienas į kitą ir kalbėjosi tyliai, tyliai. Kaip tavo sveikata? Ačiū. Nieko. Temperatūra normali. Galiu išeiti į lauką. Ar tau senelė sakė, kad aš buvau atėjęs? Žinoma. Sakė. Erzinti ir maitinti žvėris draudžiama. Apskritai jis vegetaras. Mėsos neėda. Tai ką jis ėda? Šakeles. Šakeles. Kokias šakeles? Žalias. Žalias. Lengvi daiktai matuojami mažais svorio vienetais, gramais. Sunkus kilogramais. O kuo matuojami patys sunkiausi daiktai? Tonomis. Juk pats sakei, kad tavo nosiukas sveria 1,5 tonos. Kieno nosiukas? Mano.
Tai kokios vis dėlto raganosio ausys? Jo ausys gražios. Dėmesio, dėmesio. Pranešimas iš zoologijos sodo. Atėjus žiemai, visi žvėrys persikėlė į naujus butus. Tik tai raganosis, pramintas nosiuku, nenori palikti savo namą. Jis šąla ir nieko neėda, keltis į naują butą neketina. Jis šąla ir nieko neėda, jis šąla ir nieko neėda. Gaila žvėries. Tai ką daryti? Nosiuk! Kodėl šali vasarinėme narve? Laukiu tavęs. Pas mus žiemos šaltos, nelyja, o sninga. Matai? Greičiau kelkis į naują butą. Aš eisiu paskui tave. Einame. Paskui, kai berniukas ėjo per miestą, jam atrodė, kad raganosis eina šalia. Bet niekas nematė raganosio. Visi matė tik drąsų berniuką. Tik viena mokytoja matė juos kartu. Berniuką ir raganosį. Jis stovėjo ir žvilgsniu lydėjo draugus. Scenarijaus autorius Jakovlevas, režisierė Aristokesova, dailininkai statytojai Kalačiovas ir Karpovas, kompozitorius Boterovas, operatorius Rasulovas.
Filmą dubliavo aktoriai Janina Berukštytė, Nijolė Gelžinytė, Aldona Janušauskaitė, Jonas Kavaliauskas, Česlovas Stonys. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė, Lietuvos televizija.